Sveiki! Noriu Jums pristatyti Jura kavos aparatą Impresa F8. Šis kavos aparatas jau yra didesnių vandens talpų, didesnių pupelių talpų, taip pat ir didesnių tirščių talpų. Turi ypač valdymą palengvinantį spalvotą ekranėlį, kuriame Jūs iš karto galite pasirinkti mygtuko paspaudimu Jums rūpimą produktą. Kavos aparatas F8 yra naujas modelis. Turi naujo pavyzdžio malūną, naujo pavyzdžio kaitinimo elementą, kuris leidžia ypač greitai ir efektyviai pašildyti vandenį. Taip pat jis jau gali padaryti ir didesnį kavos puodelių skaičių per parą. Patogiai gaminsite vėlgi visas kavos rūšis. Ir espreso, ir juodą kavą, ir kapučino, ir latte macchiato. Kavos espreso gaminimas yra, kaip ir su visais kavos aparatais, yra elementariai paprastas. Statote espreso puodelį, pasireguliuojate piltuvėlio aukštį. Rekomenduojamas aukštis būtų maždaug centimetras nuo puodelio briaunos ir paspaudžiate espreso mygtuką. Paspaudus mygtuką jums bus šviežiai sumaltos pupelės, šviežiai pakaitintas vanduo ir mėgausitės espreso kava. Šio kavos aparato pupelių talpa yra 310 gramų ir į šitą talpą patogiai galite supilti 250 gramų kavos pupelių pakuotę. Talpa užsidengia aromato apsaugos dangteliu, kurio kraštai yra padengti silikono plėvele. Tas silikono padengimas padeda užtikrinti kavos pupelių šviežumą. Tai yra, jos jau per laikui bėgant nenudūksta. Kaip jau minėjau, kavos aparato valdymas yra ypač paprastas. Ekranėlyje matote kavos gėrimų mygtuką. Jums tai reikia tik pasirinkti ir paspausti to kavos gėrimo mygtuką, kuriuo norite mėgautis. Tvarka ir išdėstymas pačių gėrimų yra keičiama pagal Jūsų norus. Tai atliekama įėjus į programavimo meniu. Tiesiog galite visada pasirinkti, koks mygtukas kokiam kavos gėrimui priskirtas. Kavos aparato valdymo meniu susideda ne tik iš 4 gėrimų, kuriuos Jūs matote pradinėme ekranėlyje. Jūs taip pat valdymo ratuko pasukimu galite pasirinkti ir kitus kavos gėrimus. Tiesiog sukate ratuką, sustojate ties to gėrimu, kuris Jums tinka ir spaudžiate mygtuką. Šiame kavos aparate taip pat patogiai įtaisyta ir reikalingų priedų saugojimo vietos. Štai čia Jūs rasite iškart po ranka maltos kavos dozatorius arba antgalis karštam vandeniui. Su kavos aparatu Impresa F8 ne tik patogiai gaminsite tradicinės kavos rūšis, tai yra espreso ir juodą kavą, bet ir kapučino bei latte macchiato. Dabar aš Jums pademonstruosiu, kaip gaminama kapučino. Po kavos piltuvėliais padėkite kapučino puodelį. Įsitikinkite, kad puodelis telpa po visais 3 piltuvėliais. Tai yra po 2 kavos ir po 1, iš kurio tekės pieno puta. Tada belieka paspausti kapučino mygtuką. Ir šiek tiek palaukti. Per tą laiką įkaista kaitinimo elementas. Jam įkaitus galėsim suplakti pieno putą. Aparatas tiesiog ir prašo atsukti jungiklį. Yra prileidžiamas nustatytas kiekis pieno putos. Ir aparatas prašo užsukti jungiklį. Jį užsukus automatiškai įpilamas nustatytas kavos kiekis. Štai paruošta kapučino kava, belieka tik tai įdėti cukraus. Ir
Su kavos aparatu Impresa F8 ne tik patogiai gaminsite espresso arba juodą kavą, bet ir latte macchiato. Padėkite po kapučinatoriumi stiklinę ir paspauskite latte macchiato mygtuką. Dabar aparatas jau ir prašo atsukti garo valdymo ratuką, tai pilsime pieno putą. Pripylus nustatytą kiekį, kavos aparatas paprašys užsukti garo valdymo ratuką. Užsukę valdymo ratuką, pastebėsite, kad kavos aparatas matuoja pauzę. Pauzės metu ir išsisluoksniuoja pieno puta stiklinėje. Šiltas pienas atsiduria dugne, pieno puta viršuje. Pasibaigus nustatytai pauzei, kavos aparatas įpila kavą. Pagaminę latte macchiato, ją galite pagardinti cukrumi ar kokiais nors įvairiaskoniais sirupais ir mėgaukitės išmaišę. Jeigu ieškote kavos aparato, kuris patogiai gamintų visas kavos rūšis – espresso, juodą kavą, kapučino ir latte macchiato, kavos aparato, kurio valdymas yra labai paprastas ir aiškiai suprantamas, kuris turi spalvotą ekranėlį, taip pat turi didelės talpas, Impresa F8 yra jums.